Sveiki, mėlyjeji bitininkai, bičiuliai ir pradedantieji bitininkai. Čia kartu su jumis Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija Gintarinis Spiečius. Ir mes praeitose temose kalbėjome apie bičių šeimos vystymąsi, kokie nariai sudaro būtent bičių šeimą. Na, o šiandien mes kalbėsime apie bičių speitimą ir žiemojimą. Atėjus bičių rudens metui, kad ir kaip juokingai skambėtų, rugpjūčio mėnesiui sumažėja žydinčių medingų augalų plotai. Dėl šios priežasties suintensyvėja bičių vagiliavimas. Kaimynės pradeda viena kitą pulti, ieškoti kokio nors tarpelio, kaip įlysti į kitą avilį ir pasivogti medaus. Tai galima sustabdyti tik vienu būdu – smarkiai sumažinant lakas. Tokiu atveju bitėms tenka mažesnis lakos plotas ir avilių apsauga suintensyvėja. Dažnai pasitaiko, kad silpnos bičių šeimos gali net žūti dėl plėšikių, bet vagiliavimas atsiranda ne visuomet, jeigu žydi dideli plotai grikių ar yra tinkamos sąlygos susidaryti lipčiai. Toliau tęsiasi rudeninis medunešis, kurio gale dažnai bitės prirenka ir viržių medaus. Dažniausiai rugpjūtį, pasibaigus medunešį, bitininkas išsuka paskutinį medų iš avilių ir pradeda bites maitinti cukraus sirupu, kurį ypač svarbu užbaigti iki rugsėjo 1 dienos. Mat rugpjūtį iš bičių motinėlės padėtų kiaušinėlių išsiris bitės, kurios eis žiemoti. Kitu atveju, jeigu mes bites maitinsime kur kas vėliau, gali susilpnėti esanti bičių karta. Todėl bitės gali ar tai sunkiau žiemoti, gali jos ir suviduriuoti, o blogiausiu atveju gali žūti visa bičių šeima. Žiemojanti bičių šeima susideda iš bičių darbininkių ir motinos. Joje nėra tranų ir perų, arba pastarųjų yra labai nedaug. Žiemojimo metu bitės neskraido, o lieka susispietusios viena prie kitos avilyje, sudarydamos kamuolį. Maitinasi naudodamos sukauptas maisto atsargas. Žiemoti besiruošiančios bitės baltymų ir riebalų atsargas sukaupia savo kūne. Toje lizdo vietoje, kur išsirito paskutinė sezono bičių karta, susidaro erdvė žiemoti. Temperatūra krenta nuo 35 laipsnių iki 25, o šeimos kamuolio pakraštyje gali siekti 10 laipsnių. Kamuolį sudaro tuščias korio akeles užėmusios ir tarp korių susispietusios bitės. Jos šildosi mosuodamos sparneliais. Bitės antenose esantis temperatūros receptoriai jaučia temperatūros pokyčius. Kai kamuolyje temperatūra nukrenta žemiau 10 laipsnių, bitės ima intensyviai naudoti sukauptą medų ir šildytis mosuodamos sparneliais. Kuo yra kompaktiškesnis bičių kamuolys, tuo bitės mažiau suvartoja maisto, o tai didina šansus bitėms išgyventi. Pakankamai ir gerai išdėstytų maisto atsargų turinčios bičių šeimos apsisaugo nuo sušalimo. Pritrūkusi maisto šeima miršta iš bado. Sukauptą maisto atsargų teikiamą energiją žiemą bitės naudoja ne tik šildytis, bet ir aviliui veidinti. Gerai besimaitinančios bitės ištveria net didelius šalčius. Tačiau jas gali pražudyti bloga ventiliacija. Svarbus bičių šeimai ir vandens režimas. Dėl šalto oro izoliuotos bitės pačios gamina vandenį. Bičių rektalinių liaukų maišelis yra būtina bendro žiemojimo sąlyga. Rektalinės liaukos filtruoja iš ekstrementų vandenį ir grąžina jį organizmui. Tik gaudamos pakankamą kiekį vandens, bitės gali panaudoti medų ir išgyventi žiemą, o atnaujinusios veiklą rūpintis naujais perais. Baigiantis žiemai ir ilgėjant dienoms, bičių kamuolyje pakeliama temperatūra ir bičių motinėlė pradeda dėti kiaušinėlius. Pavasaris yra labai sunkus periodas bitėms. Bičių skraido aplinkoje labai nedaug, o į avilį grįžta dar mažiau. Šeima dar labiau gali sumažėti staiga atšalus orams, nes sumažėja bičių sušildymo galimybės. Tokiu atveju neretai žūva ir bičių perai, nes jų neuždengia reikiamas bičių kiekis. Žiemojančios bitės, būdamos viena prie kitos kamuolyje, juda kuriais iš vienos vietos į kitą pagal maisto atsargas, medų arba perdirbtą cukraus sirupą bei žiedadulkes. Šeimos visą žiemojimo laikotarpį turi nedaug perų, kitose jie pasirodo tik sausio pabaigoje po 1-2 mėnesių pertraukos. Kartais po intensyvaus kiaušinėlių dėjimo būna kelių savaičių pertrauka. Nors žiemojimo metu dauginimasis yra neintensyvus, o perų auginimas ribotas, motina šeimai yra būtina.
šeimos susiruošusios žiemoti be motinos išyra. Motina žiemojančioje šeimoje turi turėti judėjimo laisvę. Ji visuomet lieka kamuolio centre ir kartu su juo juda koriais. Motinos uždarimas į narvelį rudenį blogai veikia visą šeimą. Net jei šeima šį laikotarpį ir ištveria, bitės pradeda viduriuoti nuo streso, kadangi jos neapleidžia motinos, nekeičia kamuolio padėties, nejuda. Žiemojimo pabaigoje padaugėja perų, prasideda skraidymai vandens ir maisto. Kamuolys atsilaisvina. Pradeda ristis naujos bitės ir keičiasi šeimos sudėtis. Bitės laisvai juda koriais, retai susirinkdamos į vieną vietą, apie jų žiemojimą galima spręsti pagal peržiemojusių bičių skaičių. Šviesios spalvos koriai yra laidesni šilumai negu tamsesni. Kuo didesnis aplinkos ir avilio vidaus temperatūrų skirtumas, tuo greičiau atvėsta kamuolio vidus. Taip pat bitininkui yra svarbu per anksti neapšildinti avilio. Dažniausiai dedamos šiltesnės diafragmos arba pagalvės iš pat ankstyvo rudens. Tokiu atveju bitės reaguodamos į šiltesnę aplinką ilgą laiką gali auginti perus, o dėl to padidėja šansas bičių šeimai žūti. Tai geriau yra atlikti kovo-balandžio mėnesiais, kada pradedami intensyviai auginti perai ar prieš didelius šalčius. Dabar pakalbėkime apie bičių spėtimą. Spėtimas tai procesas, kuriuo metu dalis avilyje esančių jaunų bičių kartu su sena motina ir tranais išskrenda iš avilio ir ieškosi naujos vietos, kur galėtų įkurdinti naują bičių šeimą. Tai bičių dauginimosi procesų tarpsnis. Pavasarį, priklausomai nuo oro sąlygų ir augmenijos žydėjimo intensyvumo, bitės vystosi palaipsniui arba staigiai. Peržydėjus sodams, avilyje ima dominuoti tų metų jaunos bitės. Prasideda tikras pavasarinis bičių šeimos vystymasis. Baigiantis pavasarį, stipriose bičių šeimose, kartu su pirmuoju surinktu nektaru, atsiranda korių siuvimo instinktas. Vystosi vaško liaukos ir siuvami nauji koriai medui ir perams. Bičių šeima per metus pasiūva po 6-8 korius. Vaško liaukos labiausiai vystosi ir maksimaliai dirba pagrindinio medunešio metu. Ir jų intensyvus darbas trunka nuo kelių dienų iki 2-3 savaičių. Po to mažėja. Suaugusių tranų, lėliukų, lervų ir kiaušinėlių buvimas avilyje liudija, jog jame žiedadulkių atsargų pakanka. Jei šeimoje tranų nėra, vadinasi, kad pastarąsias 2-4 savaitės žiedadulkių trūko. Pirmųjų tranų pasirodymas liudija, jog prasideda reprodukcija ir bičių plitimo sezonas. Jis susijęs su bičių spėtimu. Spėtimas laikinai pristabdo bičių vystymasi ir maisto atsargų kaupimą, taip pat kitas veiklas šeimoje. Avilyje spėtiminę nuotaiką skatina jaunų bičių perteklius, motinos amžius, vietos trūkumas avilyje ar medunešio nutrūkimas. Pasiruošimas spėtimui prasideda nuo motinos akučių siuvimo. Juose pradedamos auginti bitės motinėlės. Taip pat bitės stabdo motinėlės maitinimą, ši deda vis mažiau kiaušinėlių, liesėja. Bitės žvalgės keičia savo elgesį, jų aštuoniukės šokiai, ant kurių jau nesusiję su informacija apie nektarų šaltinius, o nurodo galimą vietą spiečiui nutūpti. Spėtimas prasideda bičių darbininkių atsiskyrimo šokiais ir aiškiai girdimu ūžimu avilyje. Didesnioji šeimos dalis su sena motina palieka avilį. Tai atsitinka išsiritus pirmosioms jaunoms motinoms, dažnai gali įvykti spėtimas kelios dienos prieš išsiritant naujoms motinėlėms. Spiečius gerai organizuotas bičių būrys. Jame daug įvairaus amžiaus bičių, bet jaunų daugiau nei liko motininėje šeimoje. Visos bitės prisisirbusios pilnas medaus pūsles medaus. Radusios vietą, spiečiuje esančios jaunos bitės pradeda bitininių akelių siuvimo darbus, siuvami liežuviai, nešamas nektaras ir žiedadulkės. Taip prasideda naujas bičių šeimos etapas. Bitininkams bitinė yra pravartu turėti specialias dėžes – spėtinės. Į šias spėtinės galima dėti senus korius, būtent tokius, kurie labai intensyviai kvepia ir medumi, ir pikiu, ir bičių duonele. Bitės žvalgės dažnai apsižvalgo šias spėtinės, ir padidėja šansas, kad
išskrendantis spiečius iš avilio nutups būtent šioje spietinėje. Bitininkui belieka tik tai šią šeimą perkelti į naują avilį. Bitininkas gaudantis ir auginantis natūralius spiečius skatina spietybinę nuotaiką savo bityne. Jeigu bičių šeima, iš kurios išspėti spiečius, lieka tinkamai nesutvarkyta, iš jos spiečia kiti spiečiai jau su jaunomis motinomis. Dėl to šeimos gali ir nebelikti. Spiečiaus paliktame avilyje iš bičių anksčiau pasijuto motininio lopšelio išsiritusi motina po 2-6 dienų išskrenda poruotis. Tranai skraido būriu 6-15 metrų aukštyje, ore įvyksta apvaisinimas ir po kelių dienų nauja motina pradeda dėti kiaušinėlius. Tad kol kas tiek apie tą bičių spitimą ir žiemojimą. Jeigu jums labai patiko šis vaizdo įrašas, netingėkite paspausti patinka mygtuką, pasidalinkite juo su kitais bičiuliais. Na ir jeigu norite gauti kur kas daugiau aktualios informacijos, būtinai sekite mus Facebook paskyroje LJBA Gintarinis Spiečius. Iki greito!